didelis ir svarbus žingsnis mūsų ekonomikai. Žiūrėkit, kaip Lietuvoje paprasta. Jie realiai man ieško klientų. Kvailas tas savininkas, kuris tavęs nevertina. Pagaliau padarėm pirmą deklaraciją, turim įsirėminę ant sienos, tvarumas, skaitmeninimas ir aišku, kaip piliečiui saugumas man yra aktualios temos. O wow. Sveiki, nenuilstantys informacijos apie verslą vartotojai. Labai džiaugiuosi sveikinti su jumis jau 17 savo kuriamoji verslolaidai. Ir iš tikrųjų aš, būdamas verslininku, stengiuosi surinkti pačias aktualiausias naujienas ir su jumis pasidalinti tai, kas mane užkabino, tai, kas vyksta mano gyvenime ir labai džiaugiuosi, kad jūs parašot man klausimų. Tai iš tikrųjų šiandien bus ypač įdomus klausimai, tai neišjunkit, tada klausykite iki galo, nes tikrai bus įdomu. Šokam į tai, ką man pavyko surasti Lietuvos portaluose apie verslą, apie tai, kas formuoja Lietuvos verslo aplinką ir ką mes čia turim. Beveik 57 milijonus eurų investicijų ir 600 darbo vietų Kėdainiuose atidaroma nauja gamykla. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Kėdainiai bus nebe agurkų sostinė, o bus dviračių sostinė. Gali būti, kad net aplenks Šiaulius. Iš tikrųjų, Ponbike. Aš jau mačiau ne vienoje vietoje viešus pranešimus apie šitos gamyklos atsidarimą. Labai džiaugiuosi, nes gamykla teigia, kad investavo beveik 60 milijonų. Teigia, kad po truputį sukurs 600 darbo vietų ir netgi sako, kad šitus dviračius eksportuos į JAV ir Braziliją. Ką tai reiškia, kad mes galbūt irgi kaip muitinės tarpininkai ir logistai turėsim darbo, bet kuriuo atveju jie tikrai yra didelio koncerno dalis ir tikrai daug tų dviračių tikriausiai iš Lietuvos iškeliaus į artimiausias Europos šalis ir tai gali būti ir Vokietija, ir Niderlandai. Tai reiškia didelis ir svarbus žingsnis mūsų ekonomikai. Labai svarbu, nes stebi ir kiti investuotojai ir kai nuo 2022 metų, atkreipiu dėmesį, jie tada gavo tik tai leidimą, specialiai pasitikrinau statybom, investavo įmonė, kaip čia už sienos turim karą praktiškai, tai yra labai geras rodiklis, kuris gali atvesti dar daugiau investicijų. Esu važiavęs pro šalį, tikrai mačiau, kad ta gamykla yra įspūdinga, labai linkiu didelio pasisekimo, gerų darbuotojų ir įsitraukimo. Specialiai net užėjau į komentarus paskaityti, ką rašo kėdainiečiai, ar džiaugiasi ar ne, ir tikrai vien tik tai pozityvus ir gražus komentarai. Tai vienintelis tik tai mokantis naudotis būtent, reiškia, rekvizitai LT, tai tuo metu, kai rašė šitą komentarą, tai buvau užfiksavęs, kad yra 113 darbuotojų. Tai žiūrėkit, juos reikia nusamdyti, pirmiausia, gal ne visos linijos atvežtos, tai iš tikrųjų įmonė plečiasi, investuoja, džiaukimės, nes jeigu mes gausim investicijų, žinot, aš ekonomiką laikau kaip tą malūną, reiškia, kaip vandens malūnas. Ir jeigu vanduo teka, malūnas sukasi. Jeigu tik tai vandens nėra, nustoja suktis. Jeigu nėra malūno, nėra energijos. Tai labai norėčiau, kad tų sukėjų atsirastų, tai reiškia investicijų, tada labai norėčiau atsirasti tų malūnininkų, tai gamintojų, gamyklų ir labai norėčiau, kad jie surastų darbuotojų ir būtų didelis įsitraukimas. Tai labai sveikinu Kėdainius, šaunuoliai, gerai padirbėjot, kad pritraukėt, tai Rheinmetall turim, dabar turim patvirtintą Ponbike, tai iš tikrųjų labai sveikinu ir džiaugiuosi Lietuvos ateitimi. Sekanti naujiena galbūt netokia pozityvi, bet vis tik tai jinai arti mano gvildenamų temų, tai už tai būtinai aš ją išsirinkau, tai vėlgi Delfis, tai buvęs finansų ministras apie fintech svajonę ir esminę klaidą šioje rinkoje. Tai pradingo tarp prioritetų. Ką noriu papasakoti? Noriu pasakyti, kad taip, Lietuva labai nemažai bankinės paslaugas ir finansinės paslaugas teikiančiom įmonėm yra išdavusi licencijų. Bet nepakankamai gerai susitarė ir tos įmonės atsidarė ir gavę licenciją vykdyti veiklą, kadangi tai yra ES ir jinai galioja visur, iškėlė savo pagrindinius ofisus į kitas šalis. Ir Lietuva, ko iš fintechų tikėjosi, tai aukštos pridėtinės vertės darbo vietas kuriančių įmonių, negavo praktiškai nieko. Gavo tik tai Lietuvos banką išlaikomą iš valstybės, kuris turėjo daug darbo, patikrinti visas licenzijas, kontroliuoti jas dabar turi darbą, bet negavo tų pačių darbuotojų.
Darbuotojų negavo dėl 2 priežasčių. Pas mus yra labai negerai su apmokestinamu, su gyventojų pajamų mokesčiu būtent aukštas pajamas gaunantiems žmonėms. Pirmas dalykas. Antras dalykas, Lietuvoje iš tikrųjų tų žmonių trūksta ir mums reikėtų jau pradėti galvoti apie tai jau dabar ir reikėtų eiti į mokyklas ir mokyklose įvesti tam tikras programas. Jeigu mes norim ir iš tikrųjų taip sakom, kad norim būti aukštos pridėtinės vertės darbo vietas kuriančia šalim. Kita vertus, man taip atrodo, kad mes su kiekviena politinė nauja banga, tai yra dabar Lietuvoje rinkimai, prasidės vėl nauja banga, man labai primena tą filmuką. Aš dabar nelabai atsimenu, kaip tas filmukas iš tikrųjų vadinasi, bet ten buvo lydeka, man atrodo, antis. Žodžiu, kai vežimą tempia į skirtingas puses ir tas vežimas niekur nenuvažiuoja ir galų gale sugriūna. Tai taip Lietuva, man atrodo, kad vieni tempia į fintechus, kiti tempia vėl į gamybą, nesako, kad mes turėtumėm gaminti čia viską ir taip toliau. Tai mano manimu yra iš tikrųjų labai svarbu pasitvirtinti ilgalaikę strategiją, apie ją iškomunikuoti gyventojams ir būtinai verslam, tada per asociacijas pradėti tą vykdyti. Tai aš, pavyzdžiui, norėčiau tempti Lietuvą link transport techas. Aš įsivaizduoju čia važinėjančius savavaldžius automobilius. Aš įsivaizduoju daug daugiau startuolių, kurie pristato ten maistą ar medicinos reikmenis būtent dronais. Aš įsivaizduoju, kaip viešasis transportas važiuoja be vairuotojo. Aš įsivaizduoju, kad čia pas mus vyksta visi tie paruošiamieji darbai visai Europai licenzijuojam, sakom, kad būtinai turi čia turėti ofisą ir pagrindinę atstovybę, bet eikit ir dirbkit visoje Europoje. Tai aš matau tą apie transporttechą, tikriausiai kiti mato dar kitus dalykus. Ir paskutinė, tokia, sakyčiau, pozityvi naujiena, nes 40 milijonų eurų investavo Norfo savininkas Dainius Dundulis į medicinos įstaigą. Jeigu jūs komentaruose parašysite, kuo ta medicinos įstaiga yra susijusi su transportu ir logistika, aš jums būtinai padovanosiu prizą. Asmeniškai nuo manęs gal dovanų čekiai apsilankyti toj būtent klinikoj gerbiamo Dundulio. Bet iš tikrųjų, ką noriu pasakyti, žiūrėkit, kaip Lietuvoje paprasta, ar ne? Maistas, tada vaistai, o tada medicina. Man atrodo, labai paprasti modeliai. Jeigu tu turi didelį kapitalą, tai eik iš pradžių pardavinėti maisto, nes žmonės ar karas, ar kokios bebūtų krizės vis tiek valgys, tada vaistai, nes žmonės vis tiek sirgs ir reikės gydytis, ir tada, kaip sakant, ta medicina, nes, kaip suprantu, Dundulis investavo į tai, kad ten būtų atliekamos ir tam tikros operacijos ir kiti dalykai, tai iš tikrųjų medicinos įstaiga įspūdinga. Tai tik tai parašykit, ar žinot, kuo jinai susijusi su būtent transportu ir logistika. Ir ką? Ir keliaujam į Jurgio Adomavičiaus naujienas, kas jam šią savaitę aktualu jo versle. Tai dabar Jurgiui reikia tik tai susirasti savo, kaip sakant, užrašėlius, nes naujienų visada daug, o kažkaip norisi jas prioritizuoti. Taigi, šią savaitę lankiausi būtent e-commerce parodoje, kur buvo daug dalyvių iš skirtingų sektorių ir besilankant parodoj man šovė geniali mintis, kaip aš galėčiau užkrauti savo Anglijos sandėlį. Pasirodo, kad yra toksai verslas, apie jį aš nieko nežinojau, kuris padeda elektroniniam parduotuvėm tapti lokaliom. Kitaip sakant, jūs turit, pavyzdžiui, varlė.lt ir norit su jie prekiauti Anglijoje. Tai yra tam tikros konsultantų bendrovės, konsultantai, specialistai, kurie gali jum padėti įeiti tą rinką, gauti adresą, pasidaryti domeną, apie mokesčius, apie PVM-us ir kitus dalykus, bet jie nieko neraukia apie logistiką. Tai aš su vienu kitu pasikalbėjau, žodžiu, įsitraukė jie mus kaip konsultantus ir gali būti, kad greitų metu jie paskatins jūs pradėti prekiauti Anglijoje, o būtent jūsų prekės keliaus per mūsų sandėlius. Nes Anglijoje turim nelabai didelius sandėlius, tačiau jie dirba 7-24, tai yra 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą, kas yra labai patogu, jeigu tai yra greitos apyvartos prekės, tai jūsų būtent elektroninė prekyba ir yra apie tai, kad prekes pristatyti greitai. Tai jos važiuoja didelę fūrą iki mūsų sandėlio, mes sandėlyje išmuitinam, nes Anglija yra jau nebe Europos Sąjunga, ir užsakom jums kurį ir pristato. Tai pabandysiu, atradau
pagalvokit, gal ir jūs turite tokių įmonių, apie kurias niekada nepagalvojot, kurios galėtų padėti jums surasti klientų. Jie realiai man ieško klientų. Aš juos konsultuoju logistikos klausimais, ko jie iki tol visai neturėjo. Visai skaudi ir labai brangi man naujiena, tai vežėjus jinai visus palies. 2025 metais ES įpareigoja šalis, per kurių sienas įvažiuoja prekės pirmą kartą į ES, pranešti ir padaryti tokias specialias deklaracijas. Darbinis pavadinimas yra ICS2. Ir tas ICS2 deklaracijas mes turim pateikti muitiniai. Kokia yra situacija? Srautas įvažiavimo per Lietuvą tiek jūrą, tiek orų, tiek žemę yra ganėtinai sumažėjęs. Ir nėra verslo, kuris norėtų imtis būtent tos programos sukūrime, kad paskui ateityje atsipirktų. Nes dabar mano skaičiavimais, jeigu mes už tą paslaugą imtumėm ir 5 eurus už kiekvieno to krovinio pranešimą, tai šita man programa, į kurią reikia investuoti tikrai nemažai pinigų, atsipirktų per 8 metus. Ar verta? Tikriausiai ne, nes į IT aš kai skaičiuoju, tai aš visą laiką skaičiuoju, kad turėtų atsipirkti viskas per 2,5-3 metus. Tai iš tikrųjų buvau Finansų ministerijoje, kalbėjausi su kancleriu, buvau muitiniai ir skatinu juos, kad jie patys surengtų konkursą, už valstybės pinigus pagamintų mums portalą, kurio dėka mes galėtumėm visi verslai nemokamai arba valstybei mokamai deklaruoti, nes tai bus tikrai labai didelė bėda. Ir paskutinė, bet labai svarbi ir labai karšta mano verslo naujiena, tai pradėjom daryti deklaracijas Rumunijoje. Klientai kol kas yra Ukrainos transporto įmonės, kurios veža iš Konstancos į Ukrainą, iš Ukrainos į Konstancą. Ir labai svarbu paminėti, kad tai viską padarė mano darbuotojai, be mano įsikešimo. Jie praktiškai patys susisiekė su Rumunijos muitinė. Praktikos buvo, ar ne, nes esam ir su Estijos, ir su Latvijos, ir su Lenkijos, ir su Anglijos, ir su Vokietijos muitinė atidirbę, ir su Prancūzijos jau esam atidirbę. Tai su Rumunijos jie naudoja su tuo pačiu algoritmu. Turim kalbinį barjerą, nes angliškai jie ten nekalba, pasinaudojo mano patirtim, nes aš ten važinėjau, pažindinausi su muitinė, parvežiau tuos kontaktus ir taip toliau. Ir pagaliau padarėm pirmą deklaraciją, turim įsirėminę ant sienos. Žodžiu, labai tais pasiekimais džiaugiamės ir dar labiau džiaugiuosi savo darbuotojais, kurie tai padarė. Ir šoku prie man labiausiai patinkančios mano verslolaidai rubrikos, tai yra jūsų klausimai, mano atsakymai, tai rašykit book@proaktyvus.lt. Kiekvieną mėnesio paskutinę dieną apdovanosiu vieną iš jūsų klausimų 50 eurų čekiu kažkokiom tai paslaugom ar dovanom įsigyti, tai nepatingėkit, parašykit, nes jums tai atsipirks, bet jūs įvertinkit ir tai, kad šitą verslolaidą žiūri tūkstančiai žmonių, tai gali būti reklama jūsų verslui, tai gali būti kažkoks skelbimas, ko jūs ieškot ir negalit surasti, tai tikrai netingėkit, book@proaktyvus.lt, rašykit klausimus, nes tie klausimai padeda man suformuoti šitą verslolaidą ir jūs matot, kaip aš džiaugiuosi juos gaudamas. Taigi skaitom. Jurgi, labai esu dėkingas už tavo laiką ir kuriamą turinį. Esu didelės transporto įmonės direktorius, akcijų neturiu, savininkas nenori net kalbėtis. Galvojau atidarinėti savo transporto įmonę, nes viską esu išmokęs ir jau visas klaidas esu čia patyręs, kurias galima. Ką man patartum? Nes dėlsiu ir nesu tikras, ar tai geras laikas ir ar tinkamas sprendimas. Dabar šitas klausimas man yra labai sunkus ir man jį ir sunku atsakyti, nes aš savo transporto įmonę sukūriau būtent nesutaręs su savo direktorium, su kuriuo dabar super gerai sutarėm, dėl vieno kliento aptarnavimo ir tam kliento, nenorėjau aš atsisakyti to kliento, tam klientui pasiūlius man finansuoti mano įsisteigimą, aš įsisteigiau savo transporto įmonę. Bet šitas visas dalykas, man atrodo, kad jisai susilpnins jūs abu. Jeigu tu puikus direktorius ir tu dirbi transporto įmoniai, tai kvailas tas savininkas, kuris tavęs nevertina ir nemato, kiek ir ko tu jam sukuri. Kitas dalykas, kai tu pradėsi daryti verslą, tu dabar esi direktorius, tu vis tiek esi atsakingas tik tai už tam tikrą barą, o tas savininkas labai didelį barą padengia. Kai tu tapsi naujos įmonės, nežinomos įmonės savininkas, tai tu turėsi padengti ir direktoriaus barą, ir turėsi to savininko barą padengti. Ir gali būti, kad, pavyzdžiui, tu esi puikus direktorius, bet prastas verslininkas, su visa pagarba, tai būna. Arba atvirkščiai, jisai geras verslininkas, bet prastas direktorius, kas irgi labai yra svarbus tandemas. Tai aš labai norėčiau, kad jūs dar kartą atsisėstumėt, pasikalbėtumėt
jeigu jums patiems nesigauna, galbūt iš tikrųjų nusisamdyti kažką tai iš šalies. Ir iš tikrųjų proaktyvus.lt projekto metu aš esu turėjęs panašų pokalbį, ten labiau mes kalbėjome su vyru ir žmona ir jų sesuo dar dirbo tame versle, bet iš tikrųjų tai yra labai svarbu įsivardinti atsakomybės, kas veža, kas neveža, nes aš ir tave puikiai suprantu, ypač jeigu to darbo daug ir tu nematai kažkokių perspektyvų, o jeigu dar ir kažkaip tai ten kažkokie yra nesutarimai, tai skirkit laiko, nes paskutinis žingsnis turėtų būti savo verslo steigimas, nes tiek tu save susilpninsi, tiek tą verslą, kuris yra susilpninsi, o čia jau karminiai dalykai. Tai aš labai patarčiau kalbėtis, pasidaryti tokią sesiją, gal įsitraukti trečią žmogų ir sakyti, žiūrėk, aš tiesiog, svarstau išeiti, bet gal pabandykim dar pasikalbėti. Ir aš labai tikiuosi, kad jūs surasit bendrą sprendimą. Gali būti, kad jūs įkursit naują transporto įmonę kartu, o ta liks konkuruoti. Tai visokių sprendimų gali būti. Taip, čia labai ilgas ir renginio reklama. Labą dieną, norime jūs informuoti, kad šių metų lapkričio 14 dieną, ketvirtadienį, planuojamas kasmetinis Klaipėdos rajono savivaldybės ir verslo forumas. Vieta – Gargždų rajonas. Tiksli vieta dar derinama su partneriais. Šių metų renginio pagrindinė tema – tvarumas, saugumas ir skaitmeninimas. Ir čia iš tikrųjų ble, klausia renginio trumpa dienotvarkė, sako, kad bus 200 dalyvių. Tai visus informuoju, kam yra svarbu tvarumas, saugumas, skaitmeninimas. Tai lapkričio 14 vyks renginys, kviečiu, o čia mane kviečia dalyvauti, tai aš mielai sudalyvausiu, nes tvarumas, skaitmeninimas ir aišku, kaip piliečiui saugumas man yra aktualios temos, tai aš iš tikrųjų sakau taip, tuo labiau, kad čia vyks SBA būtent tam inovacijų centre, kuris yra įvažiuojant į Klaipėdą tarp Vlantanos ir Klaipėdos. Tai iš tikrųjų nuostabi vieta, įdomi, ten tikrai daug tokio verslo energetikos yra, tai mielai sudalyvaučiau, dalyvaukit ir jūs, pasidomėkit plačiau apie tą renginį. Einam prie kito klausimo. Jurgi, patark man, kaip išspręsti problemą su darbuotoju. Prieš metus laiko pasisamdžiau pardavimų vadybininką, kurį apmokiau, pats pinigų neimdavau, o jam išmokėdavau, o dabar jis pasiėmė mano klientus, mano sandėlininką ir įkūrė analogišką įmonę. Kontaktuoja su klientais, pasakoja negražius dalykus apie mane, siūlo mažesnės kainas, kaip kovoti, ar kreiptis į teisininkus, ar yra kažkokių tai priemonių. O, wow. Iš tikrųjų, man šitie klausimai, labai prašau, parašykite daugiau klausimų, nes jūs padedat formuoti man verslolaidę, tai booketa proaktyvus.lt, aš atsakysiu į visus jūsų klausimus, bet jie labai primena mano proaktyvus.lt projektą, kur tikrai ateina žmonės su labai tokiom sunkiom ir ne visą laiką pozityviom mintim ir tenka su jo susitaikyti ir padėti žmonėms surasti sprendimus. Tai man tai čia pažįstamas klausimas. Iš vienos pusės ir aš, kaip minėjau, kažkada tai transporto įmoniai esu panašiai padaręs. Taip, tas klientas buvo tos įmonės, taip jo norėjo atsisakyti, bet kas ten žino, galbūt galima buvo kitaip dėrybas pravesti, kaip aš dabar atsuku 20 metų atgal istoriją ir galvoju. Bet iš tikrųjų elgėsi labai negražiai. Tai aš pradėčiau kalbėti su klientais. Iš tikrųjų, kalbėčiausi su klientais atvirai ir eičiau į priekį. Ne tai, kad kažkoks klientas nustojo pirkti, tu jam skambini ir sakai, buvo atvažiavęs ten, nežinau, tas žmogus ir pasiūlė, papasakojo, kad tu čia dar ten dapakuoji kažkaip negražiai, ar nežinau, ką ten negražus gali pasakoti, bet aš eičiau į priekį ir sakyčiau, žiūrėk, atsitiko taip, aš jį mokiau, aš stengiausi ir taip toliau, man tikrai labai sunku šitą verslą daryti, bet aš tau dariau tą, būk geras, pasilik su manim, būk lojalus, pasikalbam ateity ir dar pabandyčiau surasti, gal jis avansus gali susimokėti už tam tikrą nuolaidą, kad va tą, jeigu manęs paklaustumėt, kaip reikėtų išlaikyti, tai jaunas verslas miršta per pirmus 3 mėnesius, nes dažniausiai jie nebūna apsiskaičiavę biudžetų, jie neturi pajamų ir tada nebeturi iš ko pasidengti išlaidų ir bankrutuoja. Tai reiškia, tau reikia atlaikyti pusmetį. Ką tai reikia padaryti? Susirinkti, susikaupti ir eiti per klientus. Eiti dabar, netingėti per klientus, atvirai, sąžiningai pasakoti, sakyti, kad tokia situacija, kad čia ir darbuotojų išviliojimas, o kad tai būna taip, nes visi žmonės nemato, kad yra daug skirtingų barų, kad yra ne tik tai pardavimai, ar ne tik tai aptarnavimas, bet yra dar ir finansavimas, rizika, santykiai su tiekėjais ir taip toliau. Tai mano labai būtų geras toks ir šiltas patarimas tau, imk
kuo greičiau ir kuo daugiau lankyti savo klientų ir su jais kurti atvirą, šiltą ryšį, o ne būti tik tai pirk parduok. Ir tada tu turi atsilaikyti pirmus pusę metų ir tikrai nugalėsi ir tie, kurie išėjo, irgi pas tave sugrįž. Ir gal su tuo įkvėpimu net naujų surasi. Tai ačiū labai už klausimus, jų turim tik tai tiek ir eikim į rubriką Parduodu verslą. Parduodu verslą rubrika, žinot, man visą laiką tokia, kaip primena jaunas dienas, kad aš pigiai ieškodavau nupirkti telefono ir paskui jį brangiai parduodavau Alytuj. Tai šita rubrika, jinai iš tikrųjų apie tai. Ir šį kartą mane užkabino parduodamas drabužių priežiūros skyrius. Kodėl? Paaiškinsiu. Dar prieš karą, Covidui dar vyraujant, mes su žmona labai smarkiai svarstėm atsidaryti savo rūbų valymo verslą. Buvom net nusižiūrėję vietą. Žinot, kur ta vieta, kur dabartinis yra Čiopas. Tai upės gatvėje. Norėjom padaryti aukšto lygio drabužių valymo bendrovę. Buvom nusipirkę net frančizę. Buvo tos frančizės davėjai iš Jungtinių Arabų Emiratų atskridę. Reiškia, rūbų valymo versle tai yra pagrindinis dalykas, tai chemikalai, kurie ir atlieka tą visą dalyką. Tai būtent tie iš Arabų Emiratų dirbo ekologiškai ir jau su tokiom priemonėm, kad tikrai išvalo labai įvairius drabužius. Jie labai buvo nustebinti, kokio aukšto lygio mes drabužių pramonę turim, ta prasme, kokiais gerais ir kokybiškais drabužiais mes čia apsirengę. Emiratuose jie tokių nematė. Ir mes tikrai labai svarstėm. Ir aš, kai pradėjau domėtis tuo verslu, aš pastebėjau, kad ne visi turi tą būtent valymą. Kai kurie turi tik tai tą frontą. Vat kaip ir čia. Čia yra tiesiog 7 metus vystytas, parduodamas tas būtent klientų aptarnavimo centras. Tu netgi po frančizę ir po Paulinį frančizę, tai Akropolį mes matėm, Panoramoje, nežinau, kuri čia konkrečiai parduoda, čia tikriausiai būtų galima išskaityti. Aišku, tai yra ne pigiai, nes tu čia nieko nelabai, gal vietą gauni sutartį dėl tos vietos, bet iš esmės tai tu čia turi tik tai tą tokį srautą žmonių, o paskui tu turi tartis ir kokybę, tai atitinka Paulinį valymas, linos artelės siuvimas, čia tikriausiai pats gali užsirimti rūbų taisymu. Tai čia žmogus, kuris turi pats nagus arba pats gali skirti laiko ir būti tenai, čia tikriausiai, man atrodo, vienas iš geresnių verslų, kada tu tik tai užsiimi klientų aptarnavimu ir pardavimais, tuo pritraukimu, o patį tą sunkiausią darbą, tai valymą, logistiką atlieka už tave frančizės davėjas. Tai mano atveju frančizės davėjas tik tai pardavinėjo, reiškia, chemikalus iš tiekėjų, ten kažkokia, reiškia, cheminė sudėtis, tada padeda apsiskaičiuoti srautą, susiprojektuoti įrangą ir tada padeda per 3 ar 4 mėnesius pasileisti, reiškia, atrinkti tinkamai darbuotojus, apsimokyti ir taip toliau. Ir kol tu jie mokė, tai tu gali vežtis tuos būtent chemikalai, aš negerai vadinu, gal ekologiškai ne chemikalai reikėtų vadinti, bet veži tuos plovimo reikiamas priemonės tada jau būtent iš jų. Tai vat įdomus toks verslo konceptas, reiškia parduodamas tik tai viršūnėlė pati verslo, o pats mechanizmas, pati valykla lieka senų savininkų rankose. Tai irgi gali būti, kad jūs, pavyzdžiui, nusiperkat frančizę kokios nors kavinės, ar ne, kur jūs tik tai rūpinatės pačia aplinka, o kava, ten buterbrodai, desertai, visi keliauja bendra tvarka nupirkti kažkur. Tai iš tikrųjų aš manau, kad kiek yra daug nebrangių tokių pradinių verslų, iš kurių galima išgyventi. Tai šita rubrika man irgi labai patinka. Ačiū, kad žiūrit, galit dalintis ir savo pastebėtais verslais, tas irgi padės suformuoti naują verslolaidą, bus aktualu. Ir ką, iki kito karto, iki.